Gal galite pasidalinti tėvų, vaikų 2-3 metai psichologo rekomendacijomis Klaipėdoje? Žiūrėkit, aš jums nemokamai paprastą schemą supasakosiu ir jokių psichologų nereikės. Nes realiai visos tos knygos, visa literatūra, kuri skirta kaip auginti vaikus, mano manimu, yra visiškai niekinė ir tiesiog pinigų švaistymas. Nežinau, kokios ten pas jūs problemos. Gal tikrai reikia psichologo, kvalifikuoto psichologo. Bet 2-3 metai jūsų vaikams tobula. Jūs turite šansą užauginti tobulus vaikus. Tam, kad tai įvyktų, tai reikia vieno vienintelio dalyko, kad judu vienas kito atžvilgiu elgtumėtės teisingai. Dabar kas yra elgtis teisingai? Turit suprasti, kad vyras ir žmona, ne, tai yra dvi puselės vieno kūno. Ne? Labai skambi frazė, aš ją labai myliu ir visur naudoju, ir du taps vienu kūnu. Ne, tai reiškia, sueina du, vyras ir žmona, ne, ir jie tampa vienu kūnu. Ką dabar reiškia vienu kūnu? Tai reiškia, kad tu negali ignoruoti rankos, tu negali ignoruoti kažkokios, tai ten, sakykime, kojos mažojo pirštelio, nes jeigu tu jį nusidauži, tau skauda, tu negali ignoruoti bet ko. Ne? Tu susižeidei, tu tuoj pat gydai. Ne? Nes kitaip žaizda, pūliai, gangrena, amputacija, invalidas. Ne? Tai vat, kad jūsų šeima netaptų invalidų, jūs pirmiausiai turite vienas kito atžvilgiu būti absoliučiai dėmesingi. Vienas kito atžvilgiu jūs turite, nežinau, būti išprotėję vienas dėl kito. Yra elementarūs poreikiai, kuriuos privalote jūs tenkyti vienas kito. Ne? Bet tai galioja abiejų sutuoktinių kryptimi. Ne? Jūs privalote gerbti vienas kitą, ne? Jūs privalote išgirsti vienas kitą, ne? Ir poreikiai tikrai nėra sudėtingi. Vyrui tai reikia būti gerbiamam, išgirstam, suprastam ir visą laiką jaustis reikalingu. Viskas. Visi vyro poreikiai. Moters poreikis būti mylimai. Bet kurią akimirką tu turi būti įsimylėjęs savo moterį. Tau turi patikti viskas. Nuo valgio gamybos iki jos, kai sakant, psichozių PMS-o, ŽPS-o, GMNS-o atveju. Viskas tau turi patikti, tu turi mylėti viską. Bet kokią jos isteriją tu turi mylėti. Ne? Ir be abejo, atitinkamai padėti išgyventi jai. Taip kad ir tą dalyką jūsų vaikai turi matyti. Vaikas negali būti pirmoj vietoj. Pirmoj vietoj sutuoktinis. Tėvui mama pirmoj vietoj, mamai tėtis pirmoj vietoj. Jeigu jūs šito eiliškumo nepaisysit, tai turėsim tą patį, kaip ir visi tėvai turim. Ten nepagarbius, kai sakant, siautėjančius vaikus, ten, žodžiu, psichologų poreikį ir taip toliau ir panašiai. O jeigu sugebėsit vis tik prisiversti, kad pirmoj vietoje statyti savo sutuoktinį, tai tada bet kiek vaikų, bet kokie vaikai gaus absoliučią, kaip čia pasakyti, pilnatvę gyvenimo komforto. Nes nieko nėra geriau, kai vaikais rūpinasi abu tėvai. Ir nieko nėra geriau, tai yra būtina, kad abu tėvai rūpintųsi vaikais. Nes, taip kitaip negalima. Ir vaikai turi matyti tą schemą, kurią kopijuodami susikurtų
savo laimingos šeimos mechanizmą. Jeigu tėvai nelaimingi ir gyvena tame, toj nelaimėje, vaikai kopijuos. Jie kopijuos tai, ką jūs darot, o ne tai, ką jūs šnekat. Psichologo rekomendacijos Klaipėdoje. Ir ką jisai padarys? Jis pašnekės. Nesiauklėja vaikai kalbomis. Auklėjasi pavyzdžiu. Taip kad, mėly tėveliai, imkitės mylėti vienas kitą, gerbti, suprasti ir jaustis reikalingų. Vaikai užaugs tobuloj atmosferoj. Taip kad, ir viskas. Čia viskas labai paprasta. Tobulumas paprastume. Sėkmės jums.